Aš, Kornelija, kineziterapijos studentė, pristatysiu Jums keletą pratimų, kuriuos galite atlikti kartu su savo vaikais. Jie sustiprins jūsų ir jūsų vaikučių pėdas. Pasistiebiame ir vaikštome ant pirštų galų. Tada vaikštome ant išorinių pėdos skliautų. Lenkiame pirštukus į save ir traukiame servetėlę. Šio pratimo pasunkinimui galite uždėti knygas ar svarelį. Lenkiame pirštukus į save ir bandome pakelti servetėlę į viršų. Gulint ant nugaros, abi kojos sulenktos, vieną koją pasukate į šoną ir grįžtate atgal. Nepamirštame ritmingai kvėpuoti. Sėdint, tiesite koją į priekį. Nugara tiesi. Jei jaučiate tempimą, galite juosmens srityje pasidėti pagalvėlę. Išlaikykite tiesų žvilgsnį, nenuleiskite galvos į apačią. Sėdint, keliate sulenktą koją į viršų, pakartojate veiksmą su kita koja. Užkelkite kojas aukščiau, pavyzdžiui, ant sofos, nugarą laikote tiesę, dubenį kelkite į viršų. Nepamirštame ritmingai kvėpuoti. Atsigulate ant pilvo ir tiesią koją keliate į viršų. Kartojate pratimą po 15 kartų kiekvienai kojai. Nepamirštame ritmingai kvėpuoti.